Sveiki, su jumis aš Benas. Jums keista, kad dėl tyliai kalbu, aš nežinau. Tačiau mes žaidžiame per serverį Benders MC. Kaip matote, aš turiu namą. O todėl, kad, kaip čia paaiškinus, aš norėjau biškį pastatyti savo namą, kad galėčiau kažką prodyti, kad iškart nereikėtų viską kirstis medį. Aš pasiėmiau starter kit. Šitam serverį spavnerį yra žmogus, kur pasiėmė starter kitą ir gauni odinių šarvų ženčiantintų ant apsaugos 3. Tada aš spininau daily prizą ir gavau šitą kaulą šarvų. Čia gali pasipuošti, tada kasinėjausi, čia radau lazurito, bet čia labai negeri, man labai pačiam biškai keista. Tada gavau šitus 2 įrankius ironinis, čia jau pats ir šitą kastuvas, kurio bus galima užsikleiminti man žemės. Tai ką aš noriu per šį epizodą padaryti patį pirmą, tai būtų tai, kad visų pirma namą pasidaryti, nes jis dabar nėra baigtas, kaip matot. Aš varau tada kasinėtis, nes šiaip man reikia šitą pikeksą išnaudoti, bet aš kažkaip turiu vis tiek gauti šitą daiktą. Čia kaip jis vadinas, pala? Čia yra diorito man reikia pilna, nes aš iš jo darysiu tokias savo sienas. Taip greit. Rimtai, aš nieko nepasidarau. Eikit kaku. Net neužteks, 100% net neužteks, kad liktų ten man tas garažas. Sandėliukas labiau. Nes aš namą susiplanavęs taip. Čia įėjimas yra, čia pats namas, o čia bus mano duris ir sandėliukas. Čia bus toks. Šiaip gali ir užteks. Čia yra mano patarimų siena. Čia jūs galite parašyti savo patarimus, ką susikraftint. Nes aš, žinau, kad matėt mano pirmuosius video, bet aš labai gerai Minecraft'o net nepažįstu. Tai jūs man parašys patarimų ir aš pasirinksiu patarimą, kuris man atrodys svarbiausias. Ir uždėsiu čia lentelę ir parašysiu vardą, kaip jūs vadinatės. Ir parašysiu patį komentarą ir jį padarytą nuspalvinsiu raudonais dažais. Ką čia dar tokio? Šiaip, ko man reikia bent jau dabar, aš galvoju eiti smėlį prisikast ant langų. Ir kai bus diena, kai ką parodysiu. Pam. Ir parodysiu 20 subscriberių prizą, kurį bus įmanoma gauti 20 subscriberių. Jums tikriausiai biški nuobodu, kai aš vienas filmuoju, ne? Kai kuriems bent jau. Todėl aš galiu filmuoti ne vienas, tačiau reikia 20 subscriberių. Vos tik pasiekęs daugiau arba lygiai 20 subscriberių, aš įkelsiu video, kur žaidžiu su savo draugu, nes mano draugas irgi su manim čia biški žaidė. Ir jo namus galim pamatyti čia. Aš pradėjau statyti savo, jis statysi savo ir aš tikiuosi, kad jis dar užsikleimino, bet galim pamatyti jo namus, kuris gyvena. Grįžom. Aš nespamiršau, apie ką kalbėjau. Gerai. Jeigu aš turiu kažką svarbaus dabar, aš smėlį prisikirtau. Gerai. Čia pabiškai aš statysiu savo namą. Per šį epizodą man reikia pažaisti, žinot. Ir aš dabar galvoju, ar galiu užsidėti tekstur pekus. Nustatymai vaizdu, ne. Pala. Resursus pakeitai. Man įdomu, pasakykit, ar jums patinka seno Minecraft'o, nes aš turiu tą tekstur peką, kuris yra seno Minecraft'o. Šiaip čia shaderis šiaip. Čia yra shaderis, kuris padaro, kad būtų man senas, gražiai senesnis Minecraft'as. Gal namas netrodo geriau, bet aš galėsiu, parašykite komentarus, bet kol kas pažaisiu su šitu shaderiu. Ir būtinai komentarus parašykite, ar jums tinka toks shaderis. Tai jo.
Jūs tikriausiai žinot, kad aš turėjau įkelt Roblox video, nes 10 subscriberių, tačiau man jis nenusifilmuoja, tiesiog garsas neįsirašo. Tai man pačiam gaila, kad nėra taip, tai jo. Ir jeigu jūs nesuprantat, visos tekstūros yra padarytas pagal seną Minecraftą. Čia tiesiog padaryti visi blokai kaip senam, kaip anksčiau apdytose. Ai, tiksliai, dabar reikėtų šiaip man kodėl anglis atrodo kaip Sigma veidas. Nežinau. Bet tarkim, tai kam aš dabar norėjau išsikepto atsiminsiu, nes aš kažką noriu, reikia smėlį išsikepti. Aš net smėlio to nepastebiu. Man anksčiau, kai pirmą kartą žaidžiau su šitais shaderiais, man akis skaudėjo. Gal ir jums gali skaudėti, bet jeigu jums patiks šitie shaderiai, galėsiu su jais pažaisti. Pašokinėsim. Ai. Palaukim. Yra 2 stiklai. Na, mano namo langai. Va taip. Jeigu čia žiūrint, ateitų, visi žmonės sakytų, kad čia yra nūbo namas. Nūbiko namas. Bet jeigu aš nusimčiau shaderius šitus ir atrodytų dabartinis Minecraftas, tai atrodytų gal 10-20 gražiau. Pasiimsiu čia. Bet to aš turiu savo rėmėjus labiau, arba, draugus youtuberius, draugą youtuberį šiaip. Ir aš siūlau jį tikrai prenumeruoti ir vardas yra labai lengvas. Simono pasaulis, prenumeruokit, jis filmuoja fainus challenges, tokius kaip gyvenu namelį į medį. Sakyčiau, įdomus, faini video. Todėl tikrai pasiskraibinkit. Aš sakyčiau, kad verta, nes pamatysit ir mane galite subscribinti, nes fainus video įkeliam. Dabar atrodo mes pradedam, tiesiog randam čiūvai, kurie pradeda savo YouTube'ą filmuodami Minecraftą, labai blogai. Ne? Tačiau jūs, jeigu mane subscribinsit, gal ateityje aš būsiu vienas iš profesionaliausių Lietuvos YouTuberių, nežinau, turėsiu 5 bilijonus. Subscriberių, aš čia būsiu kaip Edvis dabar, nežinau. Norit paklausyti mano seną mikrofoną, jis prastai skamba. Laukiam, kol iškeps stiklas, mielas, la. Šiandien reikia šitas... Taip greit baigiam? Oho, kaip čia greit mes pasidarėm, ką reikia, aš net pats nustebau. Na, pasidarysim, tokias durelys savo. Durys. Gal dar grindis padarysi čia. Čia laikinai, žinokit, yra šita visa, kasykla mano. Bet tikrai rimtai laikinai. Dabar aš užsikleiminsiu nuo čia. Tada reik į tą kampą įt. Čia tik dabar klausimas. Aš čia galiu. Čia gali griaut, bet čia jau negali. Man svarbiausia, kad va čia negalėtų griaut. Na čia paskui, žinokit, pradings šitas su laiku. Nes čia nėra tikras aksas, jie tiesiog čia laikinai pradingsta ir būna tas toks. Kaip čia pasakius, šitie, jie paskui rimtai dings, tiesiog atvirsi tos blokus atgal. Šiaip galėčiau fermą pasidaryti visai. Manau, būtų faina mums tokia pradinė ferma turėtų. Tai susikraftinsim. Fermą turėsiu savo pračmatinę. Jo, aš ką tik užsikleiminau žemės, nes aš tai galiu čia padaryti ir tada kiti žaidėjai negali griauti. Bet aš turiu biškį ilgiau pažaisti, jeigu noriu, kad daugiau galėčiau užsikleiminti. Kuo ilgiau žaidi, tuo daugiau čia galite užsikleiminti, arba kitaip pasakius. Taip padaryti, kad kaip šalį, žinot, turi savo teritorijas, tai čia irgi galiu turėti savo teritorijas. Tiesiog tu tas turi užsiimti ir viskas. Pasidarom tokią nedidelę fermą. Ir aš galvoju biškį su šitom gėlytėm labai gražiom. Dabar pasidėt va taip.
Jo, aš be to, čia yra serveris, kur gali turėti savo tipo elementų galę, tai reiškia, kad čia gali valdyti stichiją. Taip. Tai yra ugnis, žemė, oras, vanduo. Tai aš valdau čia žemę ir mano viena iš galių yra, kad aš galiu atsitūpti. Nu, dabar biški neveikia, bet kartu jinai veikia, aš nemoku dar valdyti, bet mano antra šiaip galia yra, kad aš atsitupės, paimu blokus ir galiu taip juos numesti į savo priešus. Ir smash, tai aš atsitupiu, užsikraunu šitas, atidarau ir aš, kadangi valdau žemę, tai aš visų žemės, kuria įsiskaito blokus, galiu pašokti žymiai aukščiau. Va. Na, šitų neveikia, nes čia ištrauktas gabalas. Ir aš galiu atsitūpti ir tai va skardyti, bet laikinai, ten paskui aš nukrentu. Tada žemės šūvis. Aš paimu bloką ir galiu taip numesti. Čia mano sekanti galia yra. Kodėl aš ką tik žemę užkleiminu? Tada darom iki čia, vat kažkur. Ne? Kodėl čia ką tik? Aš netaip įsivaizduoju. Tarkim. Gerai. Susikaupiam. Na, pabiški video eina link galo. Ką aš dar galvoju šiandien padaryti, tai grindis ir galėsim pabiški atsisveikinti, kad ir kaip būtų gaila. Šiaip tikrai pasubscribinkit, tai nieko nekainuoja iš tikrųjų ir jūs užtruksit keletą sekundžių, jeigu labai nenorit video praleisti, tai galit tiesiog paimti ir susistabdyti. Ir nueiti ir tiesiog pasubscribinti. Man bus gerai, jums bus gerai, sakykime. Čia nes nei nieko nekainuoja, tėvai tikrai nebars, jeigu jums neleidžia, tiesiog random žmonių subscribinti, bet jeigu leidžia ir jūs tiesiog pasubscribinat, jums viskas gerai, ok, ant jūsų tėvai žinot, kad neturėtų pykt ar kažką panašaus, tai viskas. Pasidarai ir ką reikia ir valia. Na gerai, su jumis buvau aš Benas, kad ir kaip būtų gaila, mums teks atsisveikinti. Būtinai pasubscribinkit, paspauskite laiką ir pasubscribinkit mūsų rėmėjus, draugą, youtuberį, kaip ten, o aš vat neatsimenu, bet, reikia atsimenti, aš pabiški neatsimenu, gerai. Dar prieš pabaigiant video, būtinai paspauskite like, pasubscribinkit, kaip sakiau. Ir ką dar reikėtų tikrai atsiminti, kad, kaip čia pasakius, kad jūs subscribinkit, tikrai verta žmonės, kuriems patinka, ypač aš sakyčiau nes aš kaip ir sakiau, dar pradedantis youtuberis, gal ateityje būsiu su 5 bilijonais subscriberių ir pakeisiu Edvi. Na, būtinai pasubscribinkit Simono pasaulį, čia yra geras youtuberis. Na, su jumis buvo aš Benas, viso gero.